Smegenų rūšiavimas. Sergejus Viačeslavovičius Savelijevas. Įvadas. Šios knygos pavadinime yra terminas, apibūdinantis procesą, kurio metu atrenkami žmonės pagal pageidaujamas smegenų savybės. Aš jį įtraukiau anksčiau, norėdamas atkreipti dėmesį į poreikį sukurti talentingų žmonių ir genijų objektyvios atrankos metodus. Dabartiniu laiku tokia žmonių atranka pagal realias smegenų savybės dar neįmanoma. Ir tai turėtų nuraminti tuos, kurie supranta savo trūkumų mastą. Tiems, kurie tikisi, kad jų talentas bus tinkamai įvertintas, džiaugtis taip pat dar anksti. Prietaisų skirtų gyvo tyriamojo smegenų gebėjimams analizuoti nėra, o atsargus banknotų rinkėjai siekia išsaugoti pelningus beždžioniškus santykius instinktais besivadovaujančiose bendruomenėse. Perspektyva dominuojantiems asmenims gauti objektyvų savo atžalų nesumanumo, artimiausių padėjėjų kvailumo ir svarbiausia, savo nekompetencijos įrodymą dar neįkvėpė ne vieno šio pasaulio galingojo. Šios būklės išsaugojimas atima net vaiduokliškas talentingo jaunimo perspektyvas, o genijų atsiradimo tikimybė tirpsta kartu su pažangia, vaisingu, bet siaurai mąstančių valdovų reprodukcija. Objektyvių žinių apie smegenų evoliuciją trūkumas pražudė ir pražudys dar daug žmonių ir šalių. Norisi nutraukti šį biologinį procesą, bet beždžioniška žmonijos praeitis lengvai pasireiškia iš kartos į kartą. Kiekvieno naujo žmogaus tikėjimas savo išskirtinumu, kasdienis buitinis gudrumas ir latentinis nepasotinamumas garantuoja jo nesąmoningą dalyvavimą gyvuliškoje smegenų evoliucijos šventėje. Tik iššvaisčiusi geriausius smegenų veiklos potencialo metus hormoniniai saviapgauliai, augindama nusivylimų ir kūno riebalų sluoksnius, eilinė biologinės atrankos auka pradeda suvokti savo varganą vaidmenį nesuprantamame procese. Tada neaiškus nerimas ir apmaudas dėl bjaurių artimųjų paskęsta įpročiuose, rūpesčiuose, tingiame tikėjimą visuotinę neteisybę ir nurimsta tikintis geresnio savo palikuonių likimo. Jau šiandien nuobodžią senatvinę saviapgaulę galima pakeisti objektyvių savo gebėjimų įvertinimu ir sąmoningai nugyventų gyvenimu. Jei žmogaus brendimo laikotarpiu būtų atliktas objektyvus jo smegenų savybių vertinimas, tai būtų didelė tikimybė potencialų pasaulietį paversti tikrų kūrėjų. Dėl tokios privalomos laimės siūloma vietoje įprastinės beždžioniškos evoliucijos įvesti racionalų smegenų rūšiavimą. Smegenų struktūrų analizė, naudojant didelės skiriamosios gebos rentgeno tomografiją, galėtų būti tokios gyvų žmonių analizės metodas. Pagrindiniai šio rūšiavimo principai jau buvo sukurti remiantis gabių žmonių smegenų kintamumo analizę ir išsamei aprašyti anksčiau. Šio smegenų tyrimo metodo įgyvendinimas leistų objektyviai įvertinti įgimtus žmogaus sugebėjimus ir operatyviai pasiūlyti jam individualų likimą. Mūsų sudėtingame pasaulyje yra labai įvairių profesijų, kuriems reikia aiškios smegenų specializacijos. Surasti žmogų, kurio smegenys tinkamas šiam darbui, yra be galo sunku. Tik sistemingas smegenų struktūrinės organizacijos analizė leis kiekvienam rasti savo tobulą veiklą. Tik tada, kai darbas žmogui yra toks pat svarbus kaip maitinimasis bei dauginimasis ir mylimas kaip slaptas hobis, galima tikėtis intelektinių laimėjimų. Siekiant tai įgyvendinti, tiesiog reikia parinkti tinkamas smegenis tinkamai veiklai. Patekęs į tinkamą aplinką, žmogus gali tapti gana laimingas. Jei smegenys pagal jų sudėtį tiksliai atitiks atliekamą darbą, jos tai padarys geriau ir greičiau už kitas, naudodamas mažiausiai pastangų. Tai reiškia, kad tokio racionalaus prietaisų savininkas kaups daugiausia vidinių stimulų, padėsiančių taupyti smegenų energiją. Darydamos bent ką nors geriau nei kitos, smegenys instinktyviai sustiprina savo išskirtinumą, o jų savininkas padidina savo socialinį dominavimą. Tikėtina, kad puikus darbas gali suteikti ir finansinės gerovės vaisių. Esant materialistiniai geroviai ir pripažintam dominavimui, panašių į save gamyba nesudarys papildomų sunkumų.
Ši veikla gali būti ypač maloni pasirinkus partnerį pagal smegenų sandaros panašumą. Pakanka nuskaityti reprodukcinių porų smegenis ir nustatyti jų panašumo lygį. Abipusio supratimo nereikės ilgai laukti ir jis prives prie saldaus genomo perkelimo į ateinančias kartas. Vadinasi, sąmoningas smegenų rūšiavimas gali išspręsti pagrindinės instinktyves socialinės ir kūrybinės žmogaus problemas. Be to, veiklos rūšis visiškai nesvarbi, nes kūrybinės veiklos malonumas visada bus didžiausias, derinant struktūrinius smegenų polinkius ir darbą. Puikiai atliktas smulkus darbelis ir didžiulis atradimas smegenims neturi jokio skirtumo. Poelgio mastą atskiria tik išorinis pasaulis, o išlaisvintos smegenys bandys iškart mėgautis dykinėjimo malonumais. Dėl begalinio smegenų kintamumo neįmanoma jokia visuotinė harmonija ir pasaulinis teisingumas. Deja, šioje planetoje nėra dviejų identiškų žmonių, todėl konfliktai neišvengiami, o nesusipratimai privalomi. Vienintelis pagrįstas išeities iš šios zoologinės konkurencijos būdas yra atsižvelgti į kiekvieno žmogaus smegenų ypatybes ir individualizuoti jo veiklą. Radę būdą protingai naudoti savo unikalias asmeninės savybės, galėtume bent jau nustoti naikinti vienas kitą ir pradėti racionalų žmonijos vystymasi. Laimiai ar nelaimiai, tokie metodai dar tik kuriami, o tai leidžia mums kurį laiką laisvai pamastyti. Pradėjus progresuojančią smegenų rūšiavimo metodų praktiką, akimirksniu iš mūsų bus atimtas malonumas laisvai naudoti savo smegenimis. Tada šis nesąmoningas, bet nežabotas, autonomiško ir laisvo mąstymo iškrypimas nepastebimai išnyks, kaip keistos evoliucijos artefaktas. Paradoksalu, bet tai įvyks daug greičiau, jei smegenų rūšiavimas niekada taip ir nebus įtrauktas į kasdienio gyvenimo praktiką. Naudojantis laikina laisvos minties galybę, būtina suprasti, kad terminas smegenų rūšiavimas yra daug platesnis nei įprasta manyti. Smegenų rūšiavimas visada egzistavo hominidų istorijoje ir tęsiasi iki šiol. Per paskutinius 200 000 metų žmonijos smegenys keitėsi ypač intensyviai, nepaisant beveik pastovaus kaukolės tūrio. Būtent šiems pokyčiams mes turime būti dėkingi dėl savo socialinės ir techninės pažangos. Šioje knygoje nagrinėjami būtent šie užslėpti socialiniai smegenų evoliucijos mechanizmai. Istoriniai skirtumai virsta savęs pačių atrankos metodais. Kaip tinkama smegenų savybių atrankos kriterijų žmonija naudoja matomų žmonių, asmeninių veiksmų ir žodžių pavyzdžius. Atsižvelgiant į išsivyščiusių smegenų klastą ir bet kurio primato biologinį egoizmą, šie kriterijai yra labai nepatikimi. Vis dėlto šiame nestabiliame apgalėtinos etologinės atrankos kelyje pasiekta puikių rezultatų. Mūsų evoliucijos sėkmė geriausiai pastebima seksualinėse nuostatose, kurios nuo neatmenamų laikų daugeliui žmonių reiškia jų egzistavimo prasmę ir tikslą. Genomo perkelimo į kitą kartą pasiruošimo ir įgyvendinimo procesas apsėda tiek savo pačių hormonų kankinamų paauglių, tiek sąnarius girgždinančių senolių protus. Malonus ir viską apriepiantis savęs kopijavimo ir abejotinų palikuonių maitinimo procesas vaidina didžiulį vaidmenį aistringos žmonijos smegenų ir kūnų atrankoje. Dėl tos priežasties šios knygos antrąjį leidimą papildo skyrius apie lytinę atranką, kuri yra instinktyvi, gana beprotiška, bet maloni ir tikrai labai efektyvi. Lytinio ir smegenų rūšiavimo derinys vos per keletą milijonų metų kelis kartus padidino mūsų smegenis ir suteikė joms anksčiau neregėtų savybių. Problema ta, kad ši tendencija jau pasikeitė. Ir šiandienė dirbtinė atranka nukreipta į smegenų masės mažėjimą, o tai supaprastina tolesnę socializaciją ir konformizmą. Tuo pačiu metu klestinti biologinė atranka yra visiškai abejinga tiek smegenų dydžiui, tiek jų savininko intelekto lygiui. Pagrindinė vertybė yra maisto ir reprodukcijos galimybių dominavimas kitų planetos gyventojų atžvilgių.
Dėl šių priežasčių saugus pasauliečių banalių minčių vienodumas atsiras be jokios blogų dėdžių ginkluotų kompiuteriniais tomografais kontrolės. Žmonija jau sukūrė elgesio atrankos metodus, kurie sunaikins proto pėdsakus be jokių papildomų pastangų. Tik sąmoningas smegenų rūšiavimas kaip priemonė įgyvendinti amžiną žmonijos svajonę apie santykių, saugumo, teisingumo ir taikos harmoniją gali pasipriešinti šiems procesams. Šioje knygoje yra nukrypimų, kurie šiek tiek kenkia pasakojimui. Buvo taip, kad praėjusio šimtmečio 8-ojo dešimtmečio pabaigoje vaikų darželio numeris 123 vasarnamio verandoje kompote paskendo keistas padaras, kurį vėliau pagrobė vietinė žiurkė. Anot įvykio liudininkų prisiminimų, skenduolis galėjo būti tiek ateivis, tiek paprastas smulkus velniūkštis, kuris žuvo dėl savo aplaidumo. Tiksliai identifikuoti neįmanoma, nes 20-ojo amžiaus viduryje mes staiga supratome, kad tarp šių veikėjų nėra jokių skirtumų, o kišeniniai praeities velniai atstovauja aukščiausiam ateivių intelektui dabartyje. Vėliau tarp vaikų žaislų netyčia buvo rastas nedidelis kosminis erdvėlaivis. Jame buvo paliktas trimatis pranešimas, kurį buvo galima perskaityti rentgeno mikroskopu. Į velnę panašus ateivis buvo vadinamas Elfovijumi, o jo trumpi, bet įžvalgus žemės gyventojų stebėjimai yra paskirstyti atitinkamuose šios knygos skyriuose. Uodegoto ir su kanopomis ateivio mirtis mažylių grupės pietų metu atėmė iš mūsų galimybę romantiškai susijungti su nežemiškąja civilizacija. Tačiau rastas tekstas nušviečia tokių abejotinų kontaktų pavojų. Elfovijaus pasakojimas prasideda mūsų gražios planetos apžvalga, kurią keliautojas Hermafroditas suvokė kaip nereikalingą galaktikos skylę ir buvo priverstas ją aprašyti kaip savo gėdingą bausmę. Mažoje planetoje, kurie yra vandens ir deguonies perteklius, gyvena autotrofiniai ir heterotrofiniai organizmai, pasižymintis dideliu medžiagų apykaitos greičiu. Visa gyvybės įvairovė atsirado dėl nuolatinio konkurencinio tiek savo, tiek kitų rūšių atstovų naikinimo. Trumpi gyvenimo ciklai, agresyvi kova dėl maisto ir reprodukcijos plėtra yra organizmų sparčių pokyčių šaltinis ir sudėtingų gyvybės formų atsiradimo priežastis. Pavojingiausi planetos gyventojai yra tie, kurie per trumpą savo gyvenimo laikotarpį puikiai geba prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Tokie padarai pasižymi nepaprastai išvystyta integracinė struktūra, kurią aborigenai vadina smegenimis. Išsivysčiusių smegenų savininkų dauginimosi procesas vyksta nerimo keliančių greičių, nes jie šį procesą naudoja tik pagal tiesioginę paskirtį. Jis susideda iš tikslo gauti maisto, kaupti ir valgyti veiksmingam dauginimuisi ir palikuonių auginimo rezultatui pasiekti. Šių būtybių atžalos taip pat pradeda greitai daugintis ir iškart savo gyvenimą paskiria naujos kartos auklėjimui. Jiems rūpi tik reprodukcinis informacijos perdavimas ir optimalios aplinkos ją išsaugoti sukūrimas. Siekiant tai padaryti, jie bando išsaugoti skirtingų sąlygų sritis, garantuojančias jų mainus į maistą ir dauginimosi vietų išlaikymą. Savo tarprūšiniuose santykiuose jie naudoja tiesioginę fizinę ir sąlyginę konkurenciją, kuri nuolat baigėsi vienas kito sunaikinimu. Šių bendruomenių struktūrinės organizacijos pagrindas – laukinė hierarchinė sistema, pagrįsta paveldimais ir mitybiniais pranašumais tarp giminingų arba trofinių grupių. Reprodukcinis aktyvumas nepriklauso nuo jokių gamtos reiškinių ir metų laiko. Jos slopinimas įmanomas tik esant maisto stygiui, kurį galima vykti be jokių prieinamų būdų, įskaitant ir savo rūšies atstovų valgymą. Ypatingą siaubą kelia šių laukinių lytinis dimorfizmas. Dauginimasis vyksta dalyvaujant dviem individams,
kurie pasižymi molekuliniais, fiziniais ir smegenų skirtumais. Šis aborigenų užsiėmimas įgyvendinamas konkuruojant dėl priešingos lyties būtybių ir gali pasibaigti fizinių dalies populiacijų sunaikinimu. Neįtikėtinas šių tvarinių archaiškumas pasižymi tuo, kad iš kartos į kartą jie pritarė ir estetiškai pašlovina įvykius, susijusius su masiniu vienas kito naikinimu, tuo pačiu metu stipriai sureikšmindami pačius savęs naikinimo mastą. Jei koks laukinis organizavo didelę grupę šalininkų ir ilgą laiką savo kelionėse žudė visus iš eilės, jis laikomas genialiu organizatoriumi ir labai sėkmingu individu. Nuopelnų laikoma sėkmė kovojant dėl maisto ir kasdienėme gyvenime vertingiausių daiktų kaupimas. Šiuo metu planetos paviršiuje knibžda minios konkuruojančių būtybių, kurios yra pasirengusios bet kokiems veiksmams dėl dauginimosi, gero maisto ir apgailėtinų socialinių pranašumų. Jas apriboja tik techninės galimybės plėstis į kitus pasaulius. Šie padarai nuolat svajojo biologinės evoliucijos tamsoje paskandinti bet kurios apgyvendintos planetos gyventojus. Tam jie kuria svajonių kūrinius apie svetimų civilizacijų užgrobimą ir karus tarp galaktikų. Šių padarų agresyvus karingumas ir apgailėtinas protas yra taip stipriai išreikšti, kad dėl katastrofiškos išorinės jų ekspansijos pasekmių nekyla abejonių. Dėl šios priežasties jų reprodukcinė sėkmė gali būti vertinama kaip sunki parazituojanti planetos liga. Taigi kyla didelė šio reiškinio išplitimo gretimose planetose ir vėliau artimiausių žvaigždžių sistemų užkrėtimo juo grėsmė. Tokiu atveju reikės lokalios galaktikos pakraščių sterilizacijos, pasitelkus gravitacinius žvaigždžių siurblius. Laukiniai juos vadina juodosiomis skylėmis. Norint įvertinti artėjančios katastrofos mastą, reikia objektyviai ištirti socializuotų šios planetos dominantų, kurie save vadina žmonėmis, potencialą. Jie linkę dykinėti ir disponuoja primityviomis technologijomis, tačiau greitai veisiasi ir evoliucionuoja. Dėl šios priežasties man buvo pavesta atlikti išsamų jų galimybių tiek sunaikinti, tiek išplisti kitose planetose tyrimą. Atsižvelgiant į ateivio teksto vertinimo sunkumus, maždaug tokiu turiniu iššifruojama žuvusiojo ataskaita. Aš negaliu prisimti atsakomybės už šio kūrinio patikimumą. Lygiai taip pat šio kūrinio autorius galėjo pamatyti sapne, arba jis galėjo būti paveiktas asocialių ekscesų, kaip ir atskristi iš pragmatiškų kosmoso gelmių. Turinys primena užrašus patologo, kuris įprasto skrodimo metu skrodė mirusios žmonijos kūną. Mūsų planetos ligų esmę stebėtojas nustatė gana tiksliai, nors mūsų nelaimės galėjo aprašyti su didesnė pagarba. Iš Žemės patrioto žiūros taško ciniškas ir amoralus klajojančio gamtininko požiūris į progresyvę žmoniją nusipelno pasmerkimo, o jo mirtis kompote yra atitinkamas kvailo keliautojo finišas. Kiti knygos skyriai tikrai įtikins skaitytoją jo prasimanimų žiaurumu ir išgelbės mane nuo kaltinimų, šališkumu ir patriotiškumo stoka. Ši knyga visiškai suderinama su filosofijos kliedesiais, yra nevaržomas autoriaus, kurį šiek tiek suglumino gamtos mokslo žinios fantazijos produktas. Tai reiškia, kad joje nėra vertybinių sprendimų, o visi reiškiniai nagrinėjami priežastingumo ar pasekmių požiūriu. Kai kurių skyrių nuodingą subjektyvizmą galima drąsiai sieti su bloga į velnią panašaus ateivio raštų įtaka. Baigdamas įžangą norėčiau pabrėžti, kad autorius išreiškia išskirtinai asmeninį požiūrį į žinių geidžiančios ir naivios žmonijos smegenų raidą. Sergejus Viačeslavovičius Savelievas.